Sveiki, mano vardas yra Goda. Jau 13 metų dirbu kavos industrijoje ir esu labai laiminga galėdama pasidalinti savo įžvalgomis, kaip išsirinkti geriausią kavos aparatą namam. Galbūt jau esate mane matę prieš tai, esu kalbėjusi apie DeLonghi Le Specialista Arte modelį, tai šį kartą aptarsiu šiek tiek patobulintą šio modelio versiją Arte Evo. Jau daugiau nei 2 metus savo namuose naudoju DeLonghi Le Specialista Arte modelį, kurį rinkausi dėl itin kompaktiško dydžio ir gana klasikinio dizaino tinkančio beveik bet kuriuose namuose. Šis naujasis Evo modelis turi šiek tiek rimtesnę išvaizdą, tai yra daugiau nerūdijančio plieno detalių, mažiau plasmasės ir tamsesnius tonus. Dydis išliko beveik nepakitęs, tačiau funkcijų atsirado daugiau. Naujasis Evo modelis siūlo tas pačias funkcijas kaip ir jo pirmtakas ir dar daugiau. Abiejose aparatuose rasite 3 skirtingų temperatūrų pasirinkimus kavai ruošti, viengubos ir dvigubos espreso dozės pasirinkimą, reguliuojama vandens kiekį espreso gamybai, galingą steamerį pienui plakti, integruotą malūną su 8 skirtingomis kavos malimo pozicijomis. Taip pat gausite ir baristos įrankių rinkinį. Visų pirma, pieno plakimo indą su idealiai siauru snapeliu tinkančių latelių piešti. Taip pat gausite skirtingus setelius viengubo ir dvigubo espreso gamybai bei sunkų tikrą baristos tamperį skirtą suspausti maltai kavai. Pagrindinis skirtumas skiriantis šiuos 2 Le Specialista Arte modelius yra į naująjį Evo integruotą cold brew kavos funkciją. Iš tiesų, cold brew kava ir jos gaminimas bei brandinimas natūraliai užtrunka apie 12 valandų plikant kavą šaltu vandeniu. Ką šiuo atveju padaro DeLonghi, tai žengia žingsnį į ateitį ir cold brew funkciją perkelia į naminį kavos aparatą. Aparato pagalba galėsite pasigaminti nuo 90 iki 220 ml šaltos cold brew kavos. Kadangi aparatas naudoja vėsų vandenį, tai kava bus saldi ir vaisiška, o kadangi ekstrakcijos laikas yra ilgas, tai kava bus stipresnė ir turės daugiau kofeino. Abu DeLonghi Le Specialista Arte modeliai yra mano didžiausia rekomendacija tiem, kurie ieško gero kainos ir kokybės santykio. Jeigu turite mažesnį biudžetą, siūlau rinktis Arte modelį, su kuriuo galėsite pasigaminti puikų espreso, pieno gėrimą ar amerikano. Na, o jeigu norite šaltos kavos funkcijos ir kiek solidesnio dizaino, tuomet siūlyčiau rinktis Evo.